Galit pasakyti apie kelionę. Nu ką, mes skrendam, praėjom sėkmingai bolidinį. Praėjom sėkmingai visas apsaugas. Jo. Kaip palapinė? Nes turėjau pipirenkę, teko atiduoti kelią. Dabar mes esame visiškai nesaugus. Čia galva plešia biškį. Pakilimas buvo įspūdingas, bet... Algirdai, kur mes esam? Mes čia esam prie Milane, prie galerijos Emanuelio. Matėm labai gražią gatvę. Pasakyk, kodėl tokia priežastis džiaugsmo. Jo, mes džiaugiamės dėl to, kad pirmą kartą Italijai užskaitom savo tranzavimą, kokia 102 kilo, ne? Jo, 102 kilo. Nu, 100, apalin, gerai. Ir karočią paėmė Crazy One. Kaip ten jo vardas? Luigi. Pirmas... Parinės, kersai gatvės. Va, komentuok. Sustoja, paklaus kelio, fūrų, išlipa, pradeda rėkt. Mergaitė ten išsigandus jo. 2 minučių kelionės mes tapom jo draugai. Jo. Tiesiog paėmė ir išmetė. Čia daug nigrių. Žiūrė, nu poch, vienu žodžiu. Štai 2 bebrai, kolegos. Mes laimingi. Jo, tai kad dar namo nežinom, kaip grįžim. Ir turėsim nakvynę šią naktį, tai Nesam benamiai, va, rimtas bairis. Tikrai nesam benamiai. Nu, būsim trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį. Visas kitas dienas. Nu, nebent Romai, mokėsim lietukus už... Jo, dar galvosim štai. O Romai nėra kempingų? Taip. Diena 3. Oh my god! Tai va, rašysim, kur važiuosim. Vakar buvo tikriausiai nuostabiausia diena mano gyvenime Italijai. Tikiuosi dar bus tokių dienų, bent jau Romui mokėsiu litus, bet bus panašiai. Dabar varysim prie jūros. Tikiuosi ją pasieksim iki 5-6 valandų. Till night falls. Jo, kad dar būtų možna, jeigu lietuviškai šnekant pasidegint. O ką, va matom čia kelių mokesčiai. Čia tikimės prisigaut kažką tai. Video dienoraštis Rimini. Esam prie jūros. Padarysim antrą dublį dienoraščio iš Rimini. Valgau duoną. Sudėjau visą vapą. 3 valandų duobėj. Jo, galvom, tikriausiai galiu pavadinti stebuklas įvyko. Sustojo žmogus, paėmė visus 3. Tas pasakė, kad važiuoja į Rimini. Visi mes nuleidom. Ačiū dėmesį. Mes prie jūros. Na jo, dienoraštis 2, dublis 2. Karočią mūsų kelionė yra Vakarai ten. sunki. Čia Niekas rytai. naku nesugalvokit ją važiuoti, nebent jūsų kiaušai metaliniai ir paupsuoti dar. Arba turite nesveikai daug pinigų. Jo, ir jeigu turit maždaug daug pinigų ir bibidėje, Tada rinkitės. visiems grįžęs Lietuvoje patarinėsiu, kad važiuokit va taip tranzuodami. Belė kaip lengva, Mūsų vienas belė kaip įkūrė, faina. vardas Audrius, sakė, viskas bus paprasta. 4 dienos įrašas. Pajūrį palikom. Pasakyk tą savo... We here like 2 hours. Yeah, we here like 2 hours, I guess. Don't give up. Yes, don't give up. Monzos košmaras tęsiasi tikriausiai. Ieškom vietos, kur eit miegot. Tiksliau statyti palapinę. Mūsų namus. Planas pasiekti Romą. Atrodo labai sunkaus tranzuojant. Jo, keliavom nemažai kilometrų peškom, bet kol kas normaliai. Puslių daugiau negavom. Nuotaikos svyruoja, ypač pas mane. Noriu namo. Svarbu pasiekti Romą ir likti gyviems. Nežinau, gerai. Jeigu ką, mirėm didvyrių mirtim. Jo. Viskas sekėsi gerai, kol nepajudėjom iš Rimini. O va tada ir prasidėjo didžiosios mūsų svieto nelaimės. Ai, na. Turim tinkamo aprūpinimo, senka maisto atsargos, gurguolė mūsų nepavyja, kuopos vadas žuvęs, moralė ir kovinė dvasia senka. Jo. Pasidavimo planą turim. Atsitraukimo planas vis būna priminamas, bet kol kas jo neištraukėm į viešumą. Vis dar vengiam. Jį primena tikrai ne Kavaliūnas. Nu ką? Tad maršalas Kavaliūnas nuolat gina traukinio idėją. Bet pulkininkas Acus ir Sako, kapitonas Reičikas dar vis laikosi. Ir mes išgyvensim. Ir prasidėjom. Mes praučiamės čia, jis eina į vandenį. Sveiki gyvi. Reikia normaliai dienoraštį rašyti. Sveiki gyvi, esame Anikonė kažkokiame kaimelėje. 5 dienos vakaras, Romos taip ir nepasiekėm, nuvažiavom kem kilų, tranzavom gal 6 valandas, tai tranzavom ten kituringose spotą. Ką tik sėkmingai šioje puikioje upėje išploviau galvą ar pažastis.
jaučiuosi puikiai. Gamtos vaikai, totaliai, gyvenam kalnuose, maudomės upėje, neturi maisto, pinigų, nieko. Išleidę, kiek esam apytiksliai virš 30 kelis eurus išleidome, buvom 5 dienas Italijoje. Jeigu kas sumuš šį rekordą, prašom kreiptis mano adresu mindė3@gmail.com. Likiškėlių gatvė 922 Alytus. Nu va. Šiandien aš keliauju iš Romos namo. Palieku savo komandos narius, išduodu tiksliau. Jie manęs tikriausiai pyksta, suprantu. Ir ką, už 3 valandų sėsiu autobusą ir keliausiu kažkuriam laikui. Kolegos perka bilietą į centrą, ieškos viešbučio, ten neaišku kiek dienų bus, pamatys Romą, Kavaliūnas, ne? Gal turi eurą? Labai smagu keliauti. Niekada nepamiršim tos prie upės nakvynės, o taip pat ir tos parke ir šiaip. Ir to zimo, ir tų prikolų, kai, blėt, įvidėjau, nusižudysiu. Ne, bet buvo gera komanda. Ne, laikas buvo geras. Buvom gera komanda. Gal biškai jums lengviau bus, manau. Tikiuosi, linkiu va, kad lengviau būtų. Sėkmės tranzuojant, dviese, nepikti, nedideli, bet rimti. Maži ir apšepę būsim tada. Va, kokia barzda. Skusios Romai, va. Jei bus vonia. Jei bus vonia. Nes kambarys gali būti be vonios. Bet tikėkimės, kad bus. Svarbiausios dalys. Gyvename nuostabiame viešbutyje viena žvaigždutės, tačiau pažiūrėkit kaip prabangiai. Pažiūrėkit kaip čia puiku. Po palapinės mes kaip rojoje. Jo, po 3 naktų miegmaišį. Dušą, tualetą, čia. Tai va, kaip itališkai, buon matino. Gerą rytą. Gerai, galime išjungti.